Visata tokia tamsi, paslaptinga ir neįsivaizduojamai didelė. Na, o kas jei būtų kažkas dar didesnio? Kas jei visa mūsų visata būtų neįsivaizduojamai gigantiškos juodosios skylės viduje? Štai koks reikalas su visata. Ji tokia milžiniška, kad mes negalime matyti jos visos iš Žemės. Taigi mokslininkai stebi tai, ką galime matyti, ir tada kuria pagrįstas teorijas. Daugeliu atveju tiesiog neįmanoma žinoti tiksliai. Šiandien mes panagrinėsime, kaip susiformavo visata ir kaip ji galėtų mirti. Kaip ji galėjo susiformuoti juodosios skylės viduje ir ką ta juodoji skylė padarytų jums. Viskas, ką manome žinantis apie mūsų visatą, gali būti netiesa. Na, šį tą apie juodasias skyles mes žinome. Pirmiausia, jos būna įvairių dydžių. Mes tiesiog dar neradome tokios didelės, kad joje tilptų visa visata. Šie šviesan ryjantis monstrai egzistuoja tiek pat laiko, kiek ir pati visata. Taip, aš kalbu apie pirmykštės juodasias skylės. Mes nei vienos nematėme, bet mokslininkai teoretizuoja, kad per pirmasias kelias sekundes po visatos atsiradimo super tankios plazmos kišenės susitraukė ir sukūrė mažytės juodasias skyles. Na, ne visos jos buvo mažytės, kai kurios galėjo būti 10 000 kartų masyvesnės už Saulę. Galbūt viena iš jų prarijo mūsų jauną visatą ir kartu jos arba mes toliau augome. Gerai, grįšime prie skirtingų juodųjų skylių dydžių po minutės. Šiuo metu jūs esate karščiausio metu visatos istorijoje. Viduryje – didysis sprogimas. Spėju, esate gerai susipažinę su didysis sprogimas teorija. Matematika, mokslas, istorija, paslapčių narpliojimas. Ne, tas TV serialas, o tikroji teorija. Viskas įvyko prieš 13,5 milijardo metų. Tada kiekvienas atomas, medžiaga ir molekulė visatoje buvo sutalpinta be galo mažame ir ypač karštame singuliarume. Tada staiga, didysis sprogimas, viskas plečiasi ir veržiasi į išorę šviesos greičio. Per sekundės dalį viskas, ko reikia sudėtingoms galaktikoms susiformuoti, yra išlievama į šią begalinę erdvę. Jei mūsų visada tikrai yra juodosios skylės viduje, tada didysis sprogimas teorija yra klaidinga, nes juodosios skylės neplečia daiktų savo viduje. Juodosios skylės suspaudžia. Gerai, taigi mokslininkai sutinka, kad didysis sprogimas tikriausiai yra tai, kaip gimė visata. Bet visata esanti juodosios skylės viduje neatitinka to, ką žinome apie didįjį sprogimą. Tai gal mes klystame dėl visatos? Iš kur apskritai atsirado ši visata juodosios skylės viduje idėja? Na, aš jums pasakysiu, bet prisisekti, mėlėjai. Metas mokslui. Visatos juodojoje skylėje teorija. Neseniai buvo paskelbtas labai įdomus mokslinis straipsnis ir jis privertė mokslininkus suabejoti tuo, ką manėme žinoti apie visatą. Pabandysiu tai paaiškinti. Mokslininkas labai atidžiai pažvelgė ir mūsų dangų su Jameso Webbo kosminiu teleskopu ir pastebėjo ką keisto. Apie 2/3 spiralinių galaktikų viename dangaus regione atrodo, kad sukasi pagal laikrodžio rodyklę. O kitas 1/3 spiralinių galaktikų tame regione sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Na, kas čia keista? Na, tai netikėta, mes didysis sprogimės teorija remiasi kažkuo, ką vadiname kosmologiniu principu. Tai idėja, kad dideliu mastu visata atrodo vienodai kiekviena kryptimi ir kiekvienoje vietoje. Tai reiškia, kad galaktikos turėtų būti išsidėsčiusios tolygiai ir jų sukimas turėtų būti atsitiktinais, be jokio bendro modelio. Pasirodo, taip nėra. Ir jei mes pradedame matyti daugiau galaktikų sukančių viena kryptimi, o ne kita, dideliuose dangaus dalyse, tai galėtų būti ženklas, kad visata nėra tokia vienoda, kaip manėme. Ir tai būtų rimtas iššūkis šiuolaikinės kosmologijos pamatams. Vis dar sekate? Gerai. Žinote, kas dar, kaip žinoma, sukasi? Juodosios skylės. Galbūt buvimas vienos iš jų viduje paveikia sukimą visatoje. Dabar štai kas tikrai sujauks jūsų protą. Paimkite visą masę ir energiją stebimuose visatoje ir įstatykite ją į juodosios skylės įvykių horizonto formulę. Tuo atveju gausite kažką gana artimo tikrajam stebimosios visatos dydžiui. Taip, kitaip tariant, jei visata būtų juodosios skylės viduje, jos spindulys būtų maždaug toks pats kaip atstumas, kurį galime matyti kiekvieną kryptimi. Galbūt tai tiesiog keistas sutapimas.
Bet kai kurie mokslininkai mano, kad tai galėtų būti užuomina. Galbūt priežastis, kodėl negalime matyti už stebimosios visatos krašto, yra ne tik dėl šviesos keliavimo ribų. Galbūt tas kraštas yra įvykių horizontas, juodosios skylės. Ne tos, kuri yra kažkur kosmose, bet tos, kurios viduje mes esame. Pagalvokite apie tai kitą kartą, kai pažvelgsite į žvaigždes. Svarbiau, kaip buvimas gigantiškos juodosios skylės viduje paveikia jūs. Na, galbūt aš pervertinau tai, kaip pasikeistų jūsų gyvenimas. Išskyrus tai, kad jūs galbūt gyvenate tikros didesnės už visatą juodosios skylės viduje, kas yra gana šaunu. Kasdienybėje jūsų gyvenimas būtų toks pats. Bet kaip mūsų visata išvis galėjo atsirasti juodojoje skylėje? Ir ar tai reiškia, kad mūsų namų juodoji skylė yra kitos visatos viduje? Ar juodosios skylės mūsų visatoje taip pat yra namai kitoms visatoms? Gerai, aš vėl padariau tą dalyką, kai pasakiau visata per daug kartų ir dabar tai prarado prasmę. Visata, visata, visata. Bet kokiu atveju, grįžkime prie esmės. Jei mūsų visata yra juodosios skylės viduje, mes tikrai turėtume permastyti, kaip visata prasidėjo iš pat pradžių. Didysis sprogimas teorija. Ji vis dar galėtų apibūdinti, kaip mūsų visata pradėjo plėstis ir kaip formavosi galaktikos. Bet vietoj to, kad būtų absoliuti visko pradžia, tai galėjo būti momentas, kai juodoji skylė kažkokioje didesnėje tėvinėje visatoje sukūrė naują uždarą erdvėlaikio kišenę. Mūsų erdvėlaikį. Taigi viskas, ką didysis sprogimas modelis paaiškina, vis dar veikia, tik tai įsilieja į daug didesnę istoriją. Vietoj didysis sprogimas, tai galėtų būti didysis atšokimas. Tai idėja, kad mūsų visata neprasidėjo kaip karšta ir tansi singuliarumas. Vietoj to, ji prasidėjo, kai ankstesnė visata susitraukė. Mūsų visata galėjo plėstis ir trauktis tiek daug kartų savo istorijoje. Ji galėtų būti daug senesnė, nei mes įtarėme. Didysis atšokimas nebūtinai turi vykti juodosios skylės viduje, bet galėtų. Na, o kokio tipo juodoji skylė tai būtų? Šio vaizdo įrašo pradžioje aš paminėjau pirmiktės juodasias skyles. Bet net ir didžiausio įmanomo dydžio jos nėra pakankamai didelės, kad jose tilptų visa stebimoji visata. Taigi greitai apžvelkime kai kurios kitus juodųjų skylių tipus. Pradėkime nuo žvaigždinių masių juodųjų skylių. Juodųjų skylių tipai. Kaip rodo pavadinimas, šios juodosios skylės susidaro, kai masyvi žvaigždė sugriūsta pati į save. Ši žvaigždė turi būti bent 8 kartus masyvesnė už Saulę. Tad nesijaudinkite, kad tai atsitiks čia. Jūs niekada nepamatysite, kaip mūsų Saulė tampa juodąja skyle, nors vaizdas galėtų būti gana mielas. Šių žvaigždinių juodųjų skylių yra visur visatoje. Bet nors jos skamba masyviai, jos nėra tokios jau didelės. Žvaigždinės juodosios skylės yra nepaprastai kompaktiškos. Pavyzdžiui, jeigu Žemė staiga susitrauktų ir taptų žvaigždinė juodąja skyle, jos spinduolys būtų apie 1 centimetrą. Tai maždaug jūsų bambos dydžio. Taigi, taip, šios juodosios skylės tikrai nebūtų pakankamai didelės, kad jose tilptų visa mūsų visata. O vidutinės masės juodosios skylės, pažiūrėkime. Šios juodosios skylės nors ir skamba vidutiniškai, bet, na, jos iš tikrųjų tokios ir yra. Juodai skyliai turiu omeny, bet jos vis tiek yra įspūdingos, o jų masės svyruoja nuo 100 iki 1 milijono Saulės masių. Vis dar nepakankamai didelės, kad tilptų visata. Bet supermasyvios juodosios skylės, dabar jau kalbame. Jos yra masyvios kaip bent 1 milijardas Saulės masių. Ir mes net nežinome, kaip jos susiformavo. Jeigu mes esame juodosios skylės viduje, tai tikrai būtų supermasyvi juodoji skylė teisinga? Klaida. Nors jos yra neįsivaizduojamai masyvios, supermasyvios juodosios skylės vis dar yra tik astronomiškai didelės. Jos nėra kosmologiškai didelės. Atsiminkite, kad juodosios skylės yra neįsivaizduojamai tančios. Net ir supermasyvi juodoji skylė, kuri yra 10 milijardų kartų masyvesnė už mūsų Saulę, būtų tik apie 200 astronominių vienetų skersmenuo. Tai maždaug toks pats skersmuo kaip ir mūsų Saulės sistemos, jei įskaičiuotume Orto debesį. Ne, juodoji skylė, kurioje galėtų tilpti visata, turėtų būti stulbinančiai didelė. Ir aš to neišsigalvojau, tai yra tikrasis pavadinimas šioms juodomsiams skylėms. Stulbinančiai didelės juodosios skylės, arba tiesiog slabs. Kol kas slabs yra hipotetinės, mes dar nei vienos nematėme. Mokslininkai mano, kad jei jos egzistuoja, jos yra ypač retos arba egzistuoja įprastose aplinkose, pavyzdžiui, už mūsų visatos ribų. Galbūt mes niekada nesužinosime.
Ir kol mes spėliojame, kokia juodoji skylė galėjo praryti mūsų visatą, ta juodoji skylė gali ruoštis ją pribaigti. Taip, ar manėte, kad gyventi juodosios skylės viduje būtų tiesiog šaunus faktas, kurį galėtumėme paminėti vakarėliuose? Ne, juodosios skylės yra pavojingos ir alkanos. Jeigu kaip nors priartėtume prie juodosios skylės ir prieitų per arti, jūs būtumėte spagetifikuoti ir mirtumėte baisia mirtimi. Mes galbūt esame juodosios skylės viduje ir ji gali pribaigti visatą. Didysis traukimasis. Žiūrėkite, yra daug teorijų, kaip visa visata galiausiai gali baigtis. Viena populiari vadinama didžiuoju traukimusi. Tai reiškia, kad visa visata bus sutraiškinta. Idėja yra ta, kad šiuo metu visata vis dar plečiasi po mūsų pradinio didysis sprogimas singuliavimo. Bet galiausiai ji nustos plėstis. Ir kai tai padarys, visa ta masė turės tokią stiprią gravitacinę trauką, kad viskas pradės trauktis. Visata mažės, o viskas joje sugrus. Planetos susidurs, juodosios skylės prarys daugiau ir daugiau galaktikų, bus chaosas. Viskas naikins viską, kol vėl tapsime beprotiškai karštu, tančiu singuliarumu, panašiu į tą, kuris pradėjo didysis sprogimą. Bet gera žinia ta, kad traukimasis užtruktų tiek pat, kiek ir plėtimasis. Visata plečiasi milijardus metų, taigi net jeigu traukimasis prasidėtų šiandien, mes vis tiek turėtume marės laiko. Didysis traukimasis gražiai dera su kita teorija – didysis atšokimasis. Didysis atšokimasis teorijoje visata ne tik susispaudžia iki singuliarumo, ji taip pat ir vėl išsiplėsta visiškai naujame didžiajame sprogime. Bet ši teorija neturi prasmės, jeigu mes tikrai gyvename juodosios skylės viduje. Pamenate, kai sakiau, kad juodosios skylės neplečia daiktų savo viduje, o viską suspaudžia? Taigi, karkime, didysis atšokimasis atšauktas ir visata kažkaip yra nustatyta amžinai plėstis. Na, tai neįvyks. Nes yra dar kita teorija apie visko pabaigą. Ji vadinama didžiuoju sušalimu. Didysis sušalimas. Pagal šį modelį visata pasiekia maksimalaus entropijos tašką. Tai yra būsena, kai visata išsiplėtė tiek daug ir paskirstė visą savo energiją taip tolygiai, kad nieko įdomaus daugiau nevyksta. Visata lėtai taps tokia tamsi ir šalta, kad jokia gyvybė negali atsirasti. Ji sustos. Vienintelieji dariniai visatoje liks juodosios skylės, bet net ir jos galiausiai suyra. Ir yra dar smurtesnė pabaiga – didysis plėšimas. Čia visata plečiasi vis greičiau ir greičiau dėka paslaptingos tamsiosios energijos. Tarsi būtų nematomas spaudimas, stumiantis viską vieną nuo kito. Galiausiai ši jėga tampa stipresnė už gravitaciją ir sudrasko galaktikas, žvaigždes, planetas ir net atomus. Jeigu atsitiktinai žmonija vis dar būtų gyva tuo metu, jūs tikriausiai būtumėte išgaruoti greičiau nei per sekundę. Paskutinė galimybė – didysis srėbimas arba vakuumo skilimas. Jeigu kosmose įvyktų koks nors didelės energijos įvykis, tai galėtų priversti visatos sritį pereiti iš netikro vakuumo į tikrą vakuumą. Ir tai būtų katastrofiška. Kas prasideda kaip mažas vakuumo burbulas, greitai išsiplėstų šviesos greičiu ir sudraskytų visą visatą. Jeigu mes esame juodosios skylės viduje, ta juodoji skylė galėtų būti kitos visatos dalis, o toje visatoje yra kitų juodųjų skylių, kuriuose galėtų būti kitos visatos. Esmė ta, kad ši idėja yra kaip begalinė kosminė matrioška. Ir šioje multivisatų sistemoje kiekviena iš šių visatų galėtų turėti savo fizikos dėsnius. Kažkur, milijardus visatų toliau nuo mūsų, yra identiška jūsų versija, daranti lygiai tą patį. Yra jūsų versija, kurią gyvenate svajonę, kurios niekada nesiekite. Yra jūsų versija, kur yra sutuoktais jūsų simpatija ir yra versija, kuri turi jūsų svajonių darbą. Jūs suprantate, ten yra milijonai jūsų, kuriems sekasi geriau. Bet liūdėkite, su begalė visatų taip pat yra milijonai jūsų, kuriems sekasi blogiau. Grįžkime prie to intriguojančio straipsnio, kuris pradėjo visą šitą pokalbį. Na, reikalas tame, to dar nepatvirtino jokie dideli tyrimai. Mes vis dar turime tiek daug sužinoti apie mūsų visatą. Galbūt vieną dieną mes tikrai rasime juodąją skylę, kuri mus prarijo. Ką žino? Man susidaro jausmas, kad ta diena nėra šiandien. Bet aplinkui yra daugybė juodųjų skylių. Kada nors jūs galite atsidurti šalia vieno, bet nerekomenduočiau į ją šokti. Bet tai jau istorija kitam, kas būtų jeigu.